Ar žinote tą jausmą, kai neriatės iš kailio, bandydami atrasti save, bandydami atrasti savo savirealizacijos kelią, lankydami įvairius seminarus, medituodami, bet vis grįžtat ir grįžtat į pradinį tašką? Ar bent įsivaizduojat, kiek įtakos tam turi jūsų aplinka? Jūsų aplinka, kurioje yra energija. O šią energiją aš vadinu Feng Shui. Feng Shui nėra naujas dalykas ir jis neatsirado vakar. Tai yra 3000 metų senumo kinų filosofija ir ji ne veltui gyvuoja iki šių dienų. Aš ją pažinau ir ji man labai padėjo ateiti iki taško, kuriame esu dabar. Aš radau savo savirealizacijos kryptį ir sėkmingai ją valdau. Kviečiu tave papusryčiauti su manim ir aš tave supažindinsiu, kaip dirbti su savo aplinka, su savo aplinkos energija, kad ji jums padėtų, o netrukdytų. Visą informaciją apie renginį rasite šio įrašo apačioje.